Labas vakaras, mėly bendrakeleivai gerovės link. Štai mes eilinį trečiadienį vėl matomės mūsų studijai. Gyvenimas eina, įvykiai vyksta, pasaulis neduoda mūsų ramiai gyventi, o mes nieko nepaisydami toliau transliuojame ir mokinomės, kaipgi mums save taip išdresiruoti, kad kiekvienu atveju, kai reikia rinktis, mes pasirinktume sprendimą, kuris būtų mums neštų gerovę, visuotinai ir sveikatos, ir kažkokia psichologinė ramybė, sakykime, gerovė, įvairiausių tų gerovių yra. Ir šiandien mūsų studijos šventė, nors vakaras, bet švies saulė, nes šiandien studijoj pas mus bus mūsų smegenų trenerė, konjunktyvinių funkcijų mokytoja, Olga Dirmantė. Labas vakaras, Olga, kviečiame jūs į studiją. Labas vakaras. Labas vakaras, labai malonu visus matyti ir besišypsančią Rūtą taip pat. Tai Olga, šiandien mes kalbėsime apie tos įpročius, kaipgi iš tikrųjų to žmogaus smegenys yra surėdyti, kad jie vis dėlto funkcionuoja kaip nedidelis kompiuteris. Ką tu apie tai gali pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad yra toks dalykas kaip sinapsės. Tikriausiai žinote, kad mūsų smegenys susidaro iš neuronų, kurie susijungdami sudaro sinapsės. Tie sinapsės yra kaip tokie takai praminti. Kuo jie tvirtesni, tuo stipresni ryšiai mūsų smegenyse. Ir tie veiksmai, judesiai, pokalbiai, emocijos, jos irgi sudaro tokį stiprų tinklą smegenyse. Ir mes daug dalykų automatizuojam, patys to net nepastebėdami. Žodžiu, kuo dažniau mes kartojam kažkokį tai veiksmą, tuo jis daugiau automatizuojasi ir jis tampa įpročiu. Ir iš tikrųjų šitoj temoje aš turiu daugiau klausimų negu atsakymų, aš pati esu tokia paieškose, nes mane vis stebina, kodėl, koks nors blogas įprotis yra vieną kartą padarai ir viskas, ir tu jau užkibai. O kokį gerą įprotį turi kartoti ir nepavyksta tau padaryti to tinklo tvirto, nes jis vis plyšta. Tai aš galiu pasakyti šito klausimu, kadangi esu jau pastudijavus šitą temą, apie įpročius, apie valios bateriją, jau buvo straipsnis, pagalvojau, gal bus visai temą jį pakartoti, gal įdėsiu vėl į mūsų grupę, kad iš tikrųjų, kodėl mes renkamės blogą mieliau negu gerą, nes dažniausiai tie visi blogi dalykai suteikia labai daug laimės hormonų. Pavyzdžiui, jeigu mes renkamės kažkokį nesveiką maistą, jisai juk taip ir pagamintas, kad jisai skatintų pripratimą, taip pat kaip rūkymas, tarkim, arba alkoholis, cukrus, jie veikia lygiai tos pačius centrus ir čia net nereikia didelių pastangų, mūsų smegenys visada pasirinks tai, kas jiem yra malonu. Ir čia yra atsakymas, kodėl tie įpročiai, kurie yra sveiki, jie netinka. Ta prasme, jie netinka tam dalykui, kad vieną kartą padarė ir tu jau kartosi. Ir aš iš tikrųjų atsakymą į šitą klausimą radau šitoj knygoje. Jeigu kas neskaitėte, paskaitykite, Judėjimo džiaugsmas. Ir čia yra toks momentas, kurį aš pati išbandžiau ant savęs. Jeigu jūs norite, pavyzdžiui, judėti, sportuoti arba vaikščioti, kaip sakėte, ne? Arba ten plaukioti. Ir jeigu jums bus nemalonus prisiminimas, jūs nekartosite. Net ir žinodami, kaip tai sveika, naudinga ir ką tu manai apie tai, Olga? Aš pilnai sutinku, nes mes esame linkę atsisakyti to, kas mums nesuteikia džiaugsmo ir malonumo. Šiaip Laimutis, man atrodo, patvirtins tos žodžius, nes jis mums nekartą yra sakęs su Aleksandru, kad sportuojant žmogaus smegenyse gaminasi tie pasitenkinimo hormonai. Tai būna dažnai, kad tu kažko nenori daryti, pasportuoji arba pavaikštai aktyviai greitu žingsniu ir tu jau jautiesi geriau. Tai tas dalykas iš tikrųjų turėtų, noras gauti malonių tų laimės hormonų turėtų skatinti mus judėti. Bet vis dėlto ta tinginystė kažkokia, jinai būna stipresnė. Žodžiu, sunku nueiti iki ėjimo. Tai apie tai mes kalbėjom su Tai Chi treneriu ir jisai kaip ir sakė, su ta energija. Pas mane yra problema, kad pas mane yra tikrai žema energija. Ir jinai visą gyvenimą tokia buvo, kad žemas spaudimas, labai reaguoju į orus, kaip, pavyzdžiui, būna žemas slėgis lauke.
Aš irgi. Ir ta energija iš tikrųjų yra toks dalykas, kad jinai, jeigu jos nejudini, jinai ir neatsiranda. Čia ir yra tas užburtas ratas, kad jeigu nejudėsi, tai nebus energijos pradėti, bet nėra energijos pradėti judėti. Tai va čia, žinok, aš, pavyzdžiui, savo atsakiau į klausimą, kad turi būti kažkoks tai, sakykime, kad ir menkas, pavyzdžiui, vat, man labai patinka, tarkim, miške pasivaikščioti. Ir aš, kai ateinu tiesiog jau į tą miško kelią, čia šalia namų mūsų yra miškas, ir man iš karto kažkaip prasideda, kad aš kvėpuot galiu lengviau, man iš karto ramiau pasidaro. Ir aš va dėl to vieno tokio pirmo įkvėpimo, aš prisiverčiu išeiti. Bet jeigu, pavyzdžiui, net ir sako, kaip treneris, kad išsiskiria vėliau jau treniruotės metu, ne, ten ir tie pasitenkinimo hormonai, bet vis tiek turi būti tas pirminis stimulas, kuris tave privers nueiti į, sakykime, sporto salę. Pavyzdžiui, ten geras draugas arba geras treneris arba, nežinau, pasidarysi specialiai kokį XS tą gėrimą proteino, kuris yra skanus tenai, kad tu žinosi, kad ten tu įgersi. Tai dėl to yra knyga kita, kur mes abi su tavim skaitėm, kaip padėti tuos iš tikrųjų įpročius padaryti, kad tau būtų malonu, kad būtų manoma. Ane? Kiek kartų skaitai knygą? Aš skaičiau 1,5 karto. Vieną kartą nuo pradžios iki galo, o antrą kartą va čia kažkur pastrigau. Ir net nežinau kodėl, bet čia iš tokių knygų, kur galima vėl imti po metų ir vėl skaityti ir vėl iš naujo kažką atrasti. Šiaip iš tikrųjų, va čia galiu pritarti ir va mes per stovyklą kalbėjom, labai man Rūta priminė tą dalyką, kad jeigu nori neužmigti prie telefono, tai reikia, kad telefonas būtų toli. Ir aš tikrai sąžiningai, būtent po šitos knygos aš naudojau šitą metodą, kad telefonas krovėsi kažkur kitome miegamojo gale, bet aš nežinau kodėl, kaip, jis vėl persikraustė. Iš pradžių telefonas, paskui pakrovėjas. Aš nežinau kaip. Tai va čia irgi tas yra būtent įpročiai. Norėjau pasidalinti, kad kažkur žiūrėjau vieną podcastą, neatsiminsiu kur, apie įpročius. Buvogi klausimas mokslininkui, neuromokslininkui, kiek reikia laiko, yra tos legendinės 21 diena. Tai jis sakė, kad per 21 dieną gali susiformuoti tik labai kažkoks paviršutiniškas ir labai lengvas įprotis. Jeigu jis ten jau rimtesnis, kažkoks ten giluminis, tai jau reikia daugiau dienų, o tam tikriems įpročiams tai kartais ir metų reikia. Ir ten sakė, jeigu tu nori sportuoti, tarkim, pasižadi savo, sportuosiu iš ryto. Tai jeigu tu keldamas koją iš lovos galvoji, sportuoti ar ne, viskas, tu jau pralošiai. Čia dar nėra įprotis. Tai yra valia, disciplina, pastangos, bet įprotis, kai tu net negalvoji, tu atsistoji ir eini prie tų kažko ten kilimėlių savo. Tai va čia apie tai, kad nėra tai ne 21 diena. Jokių būdų ne 21 diena, tai ir iš tikrųjų yra ir kita knyga, kuri vadinasi Vienas dalykas, mes apie grupėje ją kalbėjom, Olga ją turi lietuviškai. Tai šita knyga įrašo, kad, pavyzdžiui, mitybos įpročiai, jie gali formuotis metus. Atpratimas nuo cukraus gali ugdytis ir vos ne 5 metus, kol atprasite nuo to cukraus. Nereikia turėti kažkokių tai iliuzijų, kad bus paprasta. Bet ką aš galiu pastebėti, pavyzdžiui, pas save, mes jau kiek čia mūsų yra jau 2 su biškiu metai gerovės link mitybą keičiame, ne? Ir aš pastebiu tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, kai aš esu labai pavargus ir galvoju, suvalgysiu bet ką, atidarau šaldytuvą ir mano rankos pačios ieško daržovių, tarkos, svogūno, ten morkos, kažkokių kruopų. Aš suprantat, aš jau einu valgyti bet ką, bet mano rankos jos jau daro tai, ką reikia daryti. Ir vadinasi, aš jau šitą vietą susitvarkiau. Labai tikiuosi, kad pavyks ir su tuo judesiu. O pas tave, pavyzdžiui, yra kas pavyko, Olga? Aš dabar galvoju, šiaip, jeigu kalbant apie mitybą, tai mūsų visos šeimos racionas labai stipriai pasikeitė. Ir vaikai pradėjo daugiau daržovių valgyti, ženkliai daugiau. Tai tas yra gerai, nebijo
keisti, nebijau įtraukti naujų produktų. Tai šitas dalykas labai džiugina. Daugiau judėti, daugiau vaikščioti mes pradėjom. Ir šiaip, o čia labai tokia yra plati tema apie būtent įpročius. Nes prieš porą dienų aš savo Facebook'e asmeniniai paskyroje uždaviau klausimą būtent apie įpročius, šiaip žmonių, random žmonių. Kas atsakė, ten tie atsakė ir man taip labai įdomu, aš neįvardinau, kokie tie įpročiai, bet beveik visi žmonės atsakė būtent apie mitybą, atsakė apie rūkymą, alkoholį, kažkas apie judėjimą, bet man taip įdomu, kad tie įpročiai vis dėlto pas mus apsiriboja tokių fizinių kūnų mūsų, judėjimas, maistas, ten kažką. Bet Gerai, įpročiai tai gali būti ir vis. Kaip? O kokiu tu dar įsivaizduotum įpročių? Aš manau, kad mes, kadangi esam, kaip čia, dvasia kūne, mums labai svarbu yra turėti vidinių tokių dvasinių įpročių, kurie yra mums reikalingi. Pavyzdžiui, padėkoti mintise garsiai savo kaimynui, pasakyti komplimentą, įvertinti šalia esantį žmogų, pastebėti šalia esantį žmogų, pastebėti, kam reikia pagalbos, nes tokių smulkmenų susidaro gyvenimas ir tai irgi yra įprotis. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Gal nesutikčiau, kad čia yra įprotis, pavyzdžiui, kokia malda, tarkim, arba afirmacija, arba meditacija, kas susijęs su dvasia, tai gerai galima išsiugdyti tokį įprotį. Bet pagalba žmonėms ir atkreipti dėmesį, tai čia labiau, aš sakyčiau, yra tas buvimas čia ir dabar. Kai tu ne tiesiog plauki ten per tą minę ar ten parduotuvėje automatiškai krepšelį dedi prekes ir nepastebi nieko, arba važiuoju automatu iki namų, tai aš labiau nurašyčiau čia gal ne įpročių, o tą išmokti būti čia ir dabar, jausti, kad tu esi ir tu stebi aplinką, matai, kas vyksta, kaip kas jaučiasi, gal čia būtų ne įprotis, Olga? Čia toks labai jau subtilus dalykas ir nežinau net kaip, aš tai laikau įpročių. Aš tai sąmoningai tą dalyką ugdžiau savyje ir man atrodo, kad man visai neblogai sekasi. Žymiai geriau negu gerti vandenį iš tikrųjų. Nes... Aha, o aš tada galiu pasakyti, jeigu už tokių gal nedvasinių, o tokių gal santykių įpročių, aš pradėjau rašyti draugiam, nes anksčiau to nedarydavau. Nežinau, kodėl. Laiškus? Žinutės, paklausti, kaip tau sekasi, nes anksčiau to nedarydavau ir atsakymo, kodėl aš taip nedarydavau, aš net neįsivaizduoju, kodėl aš taip nedarydavau. Ir aš paskui kažkokiam gyvenimo etape supratau, kad išlaikyti tą santykį su žmogum, jeigu nori jį turėti šiltą, tu turi lygiai taip pat investuoti kaip į sveikatą, kaip į žinias, kaip į bet ką, ten finansus, ką tu ten tvarkaisi gyvenime, į santykius lygiai taip pat, tai tą įprotį, galiu irgi tada jau pasakyti, turbūt įprotis, kad savo dar vis primenu, kad reikia parašyti. Tai sutinku, aš irgi tokį įprotį stengiuosi išsiugdyti, turėjau tarp savo tų tikslų, kad maždaug ten kartą per savaitę, bet tikrai dažniau negu kartą per mėnesį parašyti žmogui, užkalbinti žmogų, su kuriuo aš seniai nebendravau. Tiesiog paklausti, kaip sekasi, kaip gyvuoji. Čia irgi yra tikrai papildomas darbas, kaip darbas, kabutėse darbas, bet jis labai reikalingas ir kartais būna, kad žmogus labai nustemba ir nudžiunga, kad kažkas netyčiom jį užkalbino, oi kaip malonu. Tai čia aš manau iš tokių įpročių, kurios vertėtų, mes galim visiems mūsų pašnekovams įrodyti, pasiūlyti ir tokį įprotį išsiugdyti. Pavyzdžiui, kartą į savaitę parašyti ką nors į grupę. Gali būti puikus, gali būti ir nors ir palinkėjimas. Taip, nes iš tikrųjų aš tai pastebėjau, kad mes vis dėlto, jeigu grįžtant prie temos, kad vis tiek mes esam tie robotukai ir kompiuteriai ir iš tikrųjų labai daug aš esu pastebėjusi ir pas save, kad tiesiog darau automatiškai dalykus ir dėka to, kad aš rinkausi ilgą laiką sveikesnius ir ten visapusiškai sveikesnius, ne tik ten mityba ir judėjimas, net ir pozityvaus mąstymo, sakykime, įpročius, aš jau automatiškai tai darau. Kai man blogai, aš žinau, kad aš, ypač po tos Neurocycle programos,
tas žingsnis atgal, kai tu save pasižiūri iš šono. Ir aš irgi gaunu, pažiūrėjau, ten susupykai, kažkoks ten pyktis sukilo, sakai, aš pykstu, pasižiūri iš save iš šono, kaip tu atrodai, o kodėl tu supykai. Ir ta prasme, tai yra tie tokie mažiukai niuansai, kurie jau yra ugdymo, tų įpročių ugdymo, kad nebe reaguoti kaip ugnikalnis, o tiesiog stebėti, o kodėl tu supykai, o, pavyzdžiui, kodėl tu nuliūdai, o kodėl tu nusiminiai, o gal tai viską galima pakeisti. Ir, pavyzdžiui, aš manau, kad tas, vis dėlto aš dabar galvoju, kad čia kalbėdamas su tavim, vis dėlto tai yra tas buvimas čia ir dabar. Ir kai tu, tarkim, tas gudrus ir gražus pavadinimas, nes jeigu tu nesi čia ir dabar, tai tada visi seni tavo įpročiai, jie tiesiog išlenda į paviršių ir daro su tavim, ką tu nori, ir tu jau ten valgai šlapenką su bulka, žiūri tenai tuos binčtas žiūrėjimas tų serialų, visas serijas per vieną kartą. Ir, žodžiu, ir jau matai, kad tas tavo kūnas atsipalaidavo ir daro, ką nori. Jeigu tu nesi čia ir dabar, ką manai? Sutinku, bet kartais reikia šlapenkus pavalgyti. Kaip dabar užsimaniau. Kai 100 metų kažko nevalgy. Ai, geras. Tai aš sutinku, kad tokios iškrovos dienos, ypač po kažkokių, sakykime, stipresnių emocijų ar kažkokių įvykių ar kažkokios įtempto periodo, tu turi vis tiek atsipalaiduoti. Aišku, atsipalaiduoti taip, kad paskui nebus, kad tavo migrena visą savaitę už tai, kad prisivalgyti cukraus tenai ir ten kažkokių kitų dalykų. Bet savo duoti tą, net tokį tyrimą įdomų skaičiau, kad, pavyzdžiui, kai žmogui yra blogai, arba čia tos panikos kažkokios būna, tai tas, kur būna skrolinimas, net to ekranų skrolinimas, jisai pasirodo tą pirminę įtampą nuima. Bet jeigu tu skrolini jau pastoji ten po 3 valandas ir panašiai, tai tada vėl grįžta ir vėl tada jisai kelia tą nerimą vėl. Ta prasme, viskas turi būti limituotai. Visur turi būti balansas. Čia tikriausiai net tą norima pasakyti, kad visur turi būti tam tikros ribos. Ir aš irgi pagalvoju apie tos tokius mentalinius įpročius, kurie pozityviam mąstymui padeda, kad reikia būti iš anksto pasiruošusiam. Jeigu mes žinome, kad mes linkę ten arba į kažkokias depresinės nuotaikas arba į nerimą ir kai pradedi atpažinti savyje tas būsenas, reikia būti iš anksto pasiruošusiam kažkiek būdų, kaip gali savo padėti. Kažkas, nežinau, nes kai būna panikos atakos žmonėms, tai yra kažkokie, dabar nepasakysiu, bet gal žinosite, kad ten reikia įvardinti ten 5 dalykus, pastebėti 4 objektus, ten išvardinti dar kažką, suskaičiuoti kažką, o čia tokie 5, 4, 3, 2, 1, tokie veiksmai, tokie atrodo paprasti, bet jie gražina, nuima įtampą nuo smegenų ir gražina atgal. Tai vakar irgi turėjau labai stiprią būseną įdomią, tai irgi išbandžiau ant savęs visas skirtingas variacijas, kas man padėjo. Ir tie kvėpavimo pratimai, kažkada aš rodžiau, kai buvo, vadinasi, kvėpavimas dėžute. Per 4 įkvėpi, 4 sulaikai, per 4 iškvėpi ir 4 vėl sulaikai. Čia tokia dėžutė gaunasi. Ir aš pastebėjau, galbūt kas bandėte, kai yra sukilęs kvėpavimas, tu negali to lygiai įkvėpti. Tiesiog toks įkvėpimas gaunasi. Tai čia vienas iš būdų, kas padeda. Paskui, kaip Rūta sakė, pažiūrėjimas į save iš šono labai labai padeda. Žodžiu, turi būti kažkokie, vienai mano draugiai psichologas patarė, kai yra kažkokia tokia prieš panikos ataką, tai eik daryti pritupimus. Ir daryk jau tiek, kad jau nebeatsikelsi. Fiziniai pratimai padeda. Tai kiekvienas savo galbūt kažkas pasimelsti galėtų, bet reikia turėti jau iš anksto, numačius tam kritiniam atveju, ką tu gali daryti. Ir tai irgi yra įprotis. Įprotis būti pasiruošus. Tai galim tada suvesti tokį dalyką, kad vis dėlto įpročiai yra labai įvairūs, yra ir kūno, ir, sakykime, dvasios, ir tie mentaliniai įpročiai, ir jie veikia geriau, kai mes esam sąmoningi, bet kaip išdresiruoti kūną, kad jie veiktų, kai mes esam
nesąmoningi. Vat, pavyzdžiui, sakau, su maistu man pavyko. Kai jau esi ten pervargęs ar kažkas visą kitą, man vis tiek, mano rankas gamina man sveiką maistą. Tai čia jau tikrai toks yra dalykas. Kad kitas dalykas. Paskui pasakysiu apie tą, ar dabar galiu. Vienoje labai gerai knygoje perskaičiau. Mano daug vaikai kilę iš dangaus. Psichologas sako, pas mane ateina tėvai, kurie skundžiasi, mano 3-metis nieko nevalgo, tik saldumynus. Ką daryti? Ir psichologas sako tėvams, aš taip ir matau, kaip jūsų 3-metis pasiima raktelius nuo jūsų Volvo, sėda į jūsų mašiną, nuvažiuoja prie prekybos centrą ir nusiperka saldumynų. Tai čia aš manau svarbiausias dalykas, kad norint neprisivalgyti nesveiko maisto, būnant namie 11 val. Vakaro, tai reikia jo tiesiog neturėti. Šlapenkas turi, Olga? Neturiu. Ne, kažkaip mes niekada neperkam to, ko mes nevalgysim. Būna, kad kartais nusiperka, bet suvalgom, aš nėra, kad jinai gulėtų. O pas mus po savaitgalio, kadangi buvo močiutė, tai šaldytuve yra ledų ir mano vyras negali ramiai praeiti. O man iš vis jokių problemų, aš jau nebeturiu jokių potraukių ir panašiai. Dabar kažkam bus liūdna, kad liūdna, bet keisti, bet aš per vasarą gal suvalgiau 1 arba 2 porcijas ledų. Jo, aš taip pat. Jo, atsimeni, kaip pradžiai norėjai skaidulas ant ledų barstyti? Tai kas be ko? Ne, šiaip aš esu iš tų, kurie laužo taisyklės ir nepasiduoda iš visų jėgų jom. Tai žiūrėk, bet aš vis tiek manau, kad mes galime jau summa summarum, išbandę viską įvairiausius būdus, vis tiek galime patarti. Kaip suformuoti įprotį? Pirmas dalykas, tas įprotis, tu turi suprasti, kad tau jo reikia. Tu turi, suvokti, kad tu nori. Aš, pavyzdžiui, mano dabar padidėjo motyvacija judesiui, nes aš pamačiau nuostabų video, kurį padarė Žydrė ir pažiūrėjau, kokia mano laikysena siaubinga. Nes aš tada buvau ten nusiminus truputėlį ir visą kitą, ir mano kūnas, jisai elgėsi kaip visada, ir aš galvoju, o Dieve, man tikrai reikia stiprinti nugarą. Tai vadinasi, pradžioj yra stimulas, kad tikrai labai reikia. Antras dalykas, sugalvoti arba išbandyti kelis būdus, kad tu pajustum tą malonumą, kad tau būtų gera. Ar sportą išsirinkti, ar patiekalą pasigaminti, ar kažką, kad būtų gera. Ir tada reikia, pavyzdžiui, kaip tu mokinė, nepasakyti šaunuolis, ką aš tokio padariau. Tai ką tu darai? Priminimas, taip? Tai kaip tau veikia tie priminimai? Puikiai. Tie priminimai labai gerai, jie tiesiog sužadina, iš tikrųjų, svarbiausias tikslas tų priminimų, tų šaunuolis, kad paskui tu išmoksti, dar aš nepasiekiau tokio lygio, bet išmoksti dienos bėgyje kažką padarant gero, tu save pagiri. Ir irgi, dabar apie tos įpročius, mes labai dažnai elgiamės vedami impulso. Tarkim, noriu valgyti ir suvalgau, ten kažką, skanumyną, saldumyną. O reikėtų mums galvoti iš naudos pusės, kaip tu, Rūta, ir pasakei, kad kodėl aš reikia įvardinti, kodėl aš savo tai darau ir vis dėlto prieš suvalgant saldainį spėti pagalvoti, ar jis man atneš daugiau naudos ar žalos. Ta prasme, pagalvoti iškart apie pasiekmes. Aš šitoj vietoje kaip tik prisiminiau pavyzdį, kurį norėjau būtinai pasakyti, nes, pavyzdžiui, būna iš ryto, tarkim, ar kai jau žmogus išalkęs, tarkim, ir pulti valgyti, aš kadangi žinau, kad pirmas maistas po nakties organizmo yra, jis įsisavina daugybę kartų geriau negu bet kurį maistą dienos metu ar vakare. Ir jeigu tu pradedi nuo saldumynų rytą, tai viskas, tu sugadinai visą dieną, nes tada prasideda ta grandinė insulino šokinėjimo ir viskas, tu jos negali sustabdyti. Plius tavo nuotaika svyruos. Jeigu tu galvoji, čia suvalgysiu bulkutę greitai, čia man tai yra. O paskui tau nuotaika krenta, tu blogos nuotaikos, tu tada vėl ieškai, kaip tą insuliną pakelti, ir tik nuo blogų pusryčių, nuo to, kad tu paskubėjai, sugadinai savo visą dieną. Nuotaiką svarbiausia sugadinai. Tai čia mes grįžtame prie planavimo, kad netgi pusryčius reikėtų planuoti, kad būti pasiruošusiam. Kaip aš sakau, turėti savo kelis būdus, nervinę įtampą išmokti tai ir pusryčiams irgi reikia būti iš anksto pasiruošusiam ir apgalvotam. Ir man atrodo, čia irgi vienas iš veiksnių, kuris paskui padės suformuoti tos taisyklingus įpročius.
pasiruošimas. Tai gerai, tai žiūrėk, grįžti. Ir aišku, žaismingumas, man atrodo, dar žaismingumas turi būti įtrauktas. Taip, nes ta nuotaika yra labai svarbu. Nu tai va, žinom, kodėl tai darom, kodėl mums būtinai reikia. Randam, kad būtų mums malonu, kad mes norėtume tai kartoti. Trečias, įvairiausi priminimai. Bet kaip tu sakė, net telefone galima po ranka laikyti, galima, kaip aš tą šiaip patarimą iš Mindaugo Viliaus. Mindaugo atsiminiau, dar pavyzdį pasakysiu šiandien. Siunčiau MV užsakymą, greitai viską sudėliojau, viską išsiunčiau ir paspaudžiau send ir man prieš akis Mindaugo veidas su priekaištu. O tai kaip tie pasikartojantis užsakymai su 15% nuolaida? Ir aš galvoju, taigi žadėjo nuo rugsėjo pradėti. Bet suprantat, kaip automatiškai viską sužiūrėjau, ko reikia, vitaminai, čiki, piki, nauja gertuvė ir galvoju, išsiunčiau. Ir tada Mindaugas man išplaukė prieš akis, galvoju, šiandien kalbėsiu apie įpročius. Ir šėtau piragėlį. Tai vadinasi, praleidau planavimą. Būčiau pasižymėjus kalendoriuje, aš viską žymiuosi Google kalendoriuje, kad padaryk tą pasikartojančių užsakymų pradžią, būčiau padarius. Neįrašiau. Tai va čia labai svarbu, kad kažkaip savo priminti. Tai kitą kartą reikės Mindaugo veidą atprintinti ir prikabinti prie kompo. Kad būtų tiesioginis. Tai gerai. Tai dabar jau turim 4 dalykus. Žinom kodėl. Randam, kad būtų malonu. Darom priminimus. Ir 4, apie kurį dabar kalbėsim, kad reikia daryti bent 21 dieną. O geriau tai iš tikrųjų 66 dienas, nes vidurkis yra 66 dienos, va šitoj knygoje buvo parašyta. Tai dabar žiūrėkit, va šituo atveju ir Olga sakė, kaip padaryti, kad buvo įprotis ir įprotis dingo. Tai va tam ir yra bendruomenė. Tam ir yra stovyklos, kuriuose mes pasišnekam, kur Irina pasakė, kad jeigu iš ryto 2 valandos tik atsikėlus, arba vakare prieš miegą 2 valandos, tai blogiausia, ką galėjai padaryti, padarėjai. Nes jeigu iš ryto atsikeli pradedi nuo telefono, tai tavo energijos bagažas išnaudotas visai dienai. Po 2 valandų galima naudoti tik telefoną. Tai čia ir yra tas 4 svarbiausias punktas, kai yra bendruomenė, kur pastoji viens kitam primenam, kartu pasijuokiam ir vėl pradedam iš naujo daryti gerai. Ir paskui jau lengviau darosi. Taip, paskui vis tiek tam aš galiu traukinį, paskui vėl grįžti, vėl nušokį. Ir kaip Čerčilis sako, kad sėkmė tai yra laipsniškas judėjimas nuo nesėkmės iki kitas nesėkmės su nemažėjančiu entuziazmu. Taip, ir 2 žingsniai prieki, 1 atgal. Mes tą irgi žinom, kad 2 žingsniai prieki, 1 atgal. Ir dėl to nereikia jokių būdų savęs kažkaip tai peikti, plakti, kad čia aš valios neturiu ir visa kita. Čia ne valios reikalas, čia yra tiesiog žinoti teisingą technologiją, kaip save išdresiruoti. Ir gulėti teisingą kryptimi. Gerovės link. Seris, jeigu neturi jėgų eiti arba šokuoti, tai bent jau gulėti. Tai pabaigai mes parekomenduosim knygas. Atominiai pokyčiai yra būtina knyga, tokia, kur vis pasikartojant ją paskaityti. Jinai yra puikiai instrukcija, kuri padės, kaip palengvinti tų įpročių formavimą. Vat Olga irgi draugė rekomendavo ir aš dar rekomenduoju Judėjimo džiaugsmą. Labai gera knyga, paaiškins, kaip tie sportininkai, va dabar nebesistebėsi tos knygos perskaitę, kodėl sportininkai taip mėgsta sportuoti, nes jie be to nebegali. Yra tokia priklausomybė. Taip, ir aš taip norėčiau, bet kol kas dar neturiu. Ir paskutinė, vadinasi, vienas dalykas, kad dėja, bet tik po vieną galite dalyką įvesti kažką naujo į savo gyvenimą. Taigi, Olga, pasakyk, ką tu vis dėlto nors vieną įprotį išsiugdei per tos 2 metus? Aš kažkada negalvoju apie tai, tiesą sakant. Tai bus tau namų darbai. Šiaip mano įprotis tai yra antradieniais daryti video. Nes čia man kaip tokiai žmogui, kuriam biorezonanso tyrimas parodė, beveik nėra valios pas mane, nėra.
nėra tokio dalyko kaip valia. Tai man toks savęs disciplinavimas ir darimas sukėlė tokių kartais ir stresinių situacijų, bet aš džiaugiuosi, kad aš laikausi ir tai irgi yra jau įprotis, nes jau smegenyse atsirado toksai pirmadienį vakare, nu, ką darom. Aš jau pagavau tą pasikartojantį veiksmą. Tai va čia mano toks įprotis. Puikus įprotis ir dar papildomas bonusas. O kaip šeimos įpročiai pasikeitė su tavo keičiamais įpročiais? O šeimos įpročiai pasikeitė, kad mes Aleksandru dabar vaikštom ir dar vaikštais jau išvaikščiojo 10 kilogramų, tas žmogus mano, oi, išsijungia šviesą, net šviesą išjungia Aleksandras, tiesiog jau baigėme kalbėk. Tai va, tai žodžiu, mes vaikštom, jis labai gerai jaučiasi ir pradėjo vėl pas Laimutį sportuoti, tai gal atsiųs kokį video iš ten šeštadienio pamokėliai. Labai gerai, puiku, džiaugiuosi labai, nes aš pastebiu ir ant vaikų, ir ant vyro, net ant mamos pastebėjau įpročius, kad vis dėlto žmonės daromės įtaką su savo pozityviais pasirinkimais, tikrai žmonės keičiasi. Tai ką, tai visiems gero vakaro, Olga dar palinkės grupiokams ką nors tokio smagaus. Aš tik noriu priminti, kad nepamirškite savo padėkoti ir išvardinkite, įdomumo dėl, išvardinkite bent savaitės, kiekvieną dieną 5 dalykus, už ką jūs galite padėkoti. Dangui, Dievui, savo, visatai, už ką jūs esate dėkingi, už ką jūs esate palaiminti ir pamatysite, kad jūsų gyvenimas sužaižaruos kitom spalvom, garantuoju. Ir ramaus vakaro galiu palinkėti. Taip, tai ačiū labai Olga, Aleksandrai, žinau, kad laikė frontą visai netoli nuo tavęs, tai linkėjimai Aleksandrai. Ir su visais irgi dar trumpam atsisveikinsiu ir noriu pakviesti šį šeštadienį Litexpo vyks seminaras ir jisai bus ne tik tai verslo seminaras, bet ir bus dalis skirta būtent apie naują mūsų vandens valymo sistemą, kurią labai džiaugiuosi, pasirodo, kad mes į dieną apie 20 litrų geriamo vandens sunaudojam, nes iš tikrųjų, ne tik mes jį geriam, bet ir arbatą darom, ir gaminam maistą, vaisius, daržoves plaunam. Net augalus aš iš tikrųjų laistau su šito vandeniu ir dabar, nebenuostabu, kodėl jie pas mane taip gerai auga. Taigi, kas norite sužinoti daugiau apie sveiką ir saugų vandenį savo šeimai, kviečiame šį šeštadienį užsukti į Litexpo. O visiems kitiems gero vakaro ir nenuklyskime nuo kelio ir laikykimės tų gerų, sveikų įpročių, kurie mums suteiks daug smagių akimirkų kartu. Sudiev.